Labas vakaras tiem, kas nemiega. Gražus vakaras, be galo gražus. Taigi, savaitė vėl praėjo, laukiam žolinių. Laukiam gražiųjų žolinių. Tie, kas mėgsta, myli lietuviškas tradicijas, lietuvišką dainą. Tai manau, kad visi esat laukiami pas Audronę Jotkonę, Davainonyse, Romuva, Saulės vartai organizuoja labai gražias žolinės. Rugpjūčio 15 dieną nuo 16 valandos. Jau kelinti metai važiuoju pas Audronę. Visada būna gera, gražu ir miela. Tai apie žolinės. O toliau tai įdomu. Didysis Putinas susitiks su Trumpu Aliaskoje. Ir kodėl? Ogi todėl, kad anglai nieko nežinotų ir negalėtų pasiklausyti pokalbių. O, neblogai, ne? Tai kai toks susitikimas vykdomas tame kampe, tai aišku, kad nieko nėra nežinomo šitoj žemėje. Visi žino, kas apie ką kalbėjo, kas su kuo apie ką susitarė, kas ką kam pažadėjo. Taigi, šį kartą Trumpas ir Putinas norėtų truputėlį paslapukauti. Tai reiškia, kad ne viskas, apie ką bus kalbama, bus vieša ir žvalgyboms bus sunkiau sugaudyti, kas kur ką pasakė. Ar girdėjote apie tą rusišką tanką, kuris užpuolė Lietuvą? Tai va, man tai labai keista. Labai keista, kad mūsų medijos užimtos visokiausiam šiukšlėm. Dažniausiai skelbia senas naujienas, jas kartoja. Arba kažkokias tuščias istorijas bevertės. Tai va. Kažkaip po kelių dienų peržvelgiau spaudą ir supratau, kad niekas nepasikeitė. Galime nežiūrėti ištisą savaitę ir viskas tas pats. Visiškai tas pats. Bet šiandien aš prisijungiau dėl to, kad dėl savo sudėtingų šeiminių aplinkybių nepaminėjau ypatingos datos. Ypatingos datos rugpjūčio 6. Rugpjūčio 6 nebuvo paminėta deramai. Tikriausiai priežastis aiškios. Tiems, kas nežino, primenu, rugpjūčio 6. Tai yra amerikiečiai numeta atominę bombą karo pabaigoje ir parodo pasauliu, kad jie turi ir parodo pasauliu, kad jie yra stiprus ir galingi ir kad su jais reikia skaitytis. Tuo metu 3 valstybės lenktyniavo, kad jie pirmieji sukurs atominę bombą. Tai yra Vokietija, tai yra Tarybų sąjunga ir žinoma Amerika. Atominės bombos kūrėjas nebuvo sužavėtas tuo, kas įvyko, kaip jinai buvo panaudota. Primenu, kad tas žmogus, kuris sukūrė atominę bombą, jisai kažkurį laiką netgi buvo komunistų partijos narys. Tie, kas domisi istorija, manau, žino šitą faktą, komunistų partijos narys. Taigi ir jam vėliau buvo daromas spaudimas dėl vandenilinės bombos. Bet atominė bomba jau parodė savo baisią galią ir tuo metu kūrėjui buvo padarytas labai didelis spaudimas, be galo didelis spaudimas ir netgi jis buvo bandomas pripažinti Amerikos priešu. Todėl, kad iš karto laimėjus Antrą pasaulinį karą, Amerika prieš tai drąsiai sakė, kad jie yra Tarybų sąjungos sąjungininkai ir atominė bomba reikalinga tam, kad būtų pabaigtas karas kuo greičiau, neva pagalba sąjungininkam. Kas įvyko toliau? O toliau labai greitai, sakyčiau, net nepraėjus geram mėnesiui, staiga Amerika supranta, kad jiems nereikalinga komunistų partija, o tuo metu tokia buvo ir daug žmonių
stojo į tą partiją, jinai buvo populiari ir amerikiečiai suprato, kad reikia jau gelbėtis nuo raudonojo maro. Kadangi socializmas buvo patrauklus, Amerikos darbininkai norėjo to paties, norėjo tų pačių gerų sąlygų ir komunizmas buvo tikrai komunistų partija buvo labai populiari. Taigi, laimėjus antrą pasaulinį karą Tarybų sąjungai, staiga amerikiečiai suprato, kad reikia keisti taktiką ir priešais įvardino jau nebe Hitlerį ir ne fašizmą, o socializmą, komunistų partijas ir jos narys staiga Amerikoje tapo didžiuliais priešininkais. Tai buvo problema, kurią buvo patikėta išspręsti visoms agentūroms ir daug buvo iškelta bylų. Daug žmonių buvo pasodinta į kalėjimą vien dėl to, kad jie priklausė komunistų partijai. Taigi, tokia trumpa žinutė, kad sąjungininkai amerikiečiai skatino tada kuo greičiau išradėję atominę bombą leisti išbandyti, būtent numesti ant Japonijos, motyvuodami tuo, kad reikia susidoroti su nacizmu, su fašizmu, su Hitleriu ir kuo greičiau pabaigti karą. Deja, tai nebuvo tikrasis amerikiečių noras. Tikrasis noras buvo parodyti pasaulį savo jėgą, ką jie ir padarė. Ir numestos 2 bombos ant Hirošimos ir Nagasakio. Tai buvo tragedija, japonų tautos tragedija, pasaulio tragedija. Kažkaip labai mažai buvo apie tai kalbama ir sakau, aš nepakalbėjau, nepriminiau jums, mėlieji, to, kas labai svarbu, to, kas neturi pasikartoti. Taigi šiandien mūsų šeimos situacija truputėlį stabilesnė ir aš manau, kad privalėjau jums pasakyti tai ir priminti. O komunistų partija, jinai pasirodo, amerikiečiam kėlė didžiulę grėsmę. Toje šalyje taip pat buvo daug žmonių, kurie norėjo atsikratyti kapitalizmo, norėjo atsikratyti išnaudojimo, norėjo gyventi kitokį gyvenimą, norėjo, kad žmogus dirbantis būtų gerbiamas, kad jis turėtų visas garantijas. Taigi, socializmas buvo patrauklus ne tik čia pas mus, Tarybų sąjungos, taip pat buvo patrauklus būtent ir toje šalyje, kurią šiandien mes vadinam pirmaujančią. Ir nei velnio jie nepirmauja. Ir jeigu jie nebūtų tokie dideli pasaulio išnaudotojai, tai apie pirmavimą nebūtų net kalbos. Tai tiek šį tokį gražų vakarą. Lauksim to pokalbio tarp Putino ir Trumpo. Gudriai jie čia pasislėpė į Aliaską. Aišku, anglai nesnaudžia, jie bandys vis tiek susižinoti, kas vyko, apie ką buvo kalbėta. Vis tik tai, kas kalbama į viešumą ir tai, kas kalbama užkulisiuose, yra 2 skirtingi dalykai. Žmonėms pasakoma tik tai 1% to, ką turėtų jie žinoti, visi kiti 99 lieka tiems, kurie valdo pasaulį, tiem, kurie valdo situaciją, tiem, kurie gali daryti pokyčius, juos įtakoti. Taigi ačiū visiems už kantrybę, nevarginsiu daugiau ir nepamirškim, kad būtent rugpjūtis buvo pažymėtas atominio kirčio ženklu. Atominio kirčio ženklu ir dėl to kalti amerikiečiai ir nemanau, kad galima jiems atleisti šitą žingsnį. Nemanau, kad galima jiems atleisti. Ir reikia bijoti, kad jie to nepakartotų. Taigi gero vakaro visiems.